matyt patys, kad čia oras gali būti irgi nelabai geras, bet jis koks bus, toks bus. Tikriems žvejams tokie dalykai nemaišo, kaip blogas oras. Sako, nėra blogo oro, yra bloga nuotaika arba bloga apranga. Tai linkiu nesušlapt, linkiu gerai praleisti laiką. Noriu padėkoti mūsų rėmėjam. Noriu padėkoti Krante LT Aurimui. Noriu padėkoti Paliučiui, UAB Paliučiui, guminiai batai, ten aprangos visokios, viską. Noriu padėkoti dar, turim naują rėmėją, AJ Group, tai yra jų pros produktai, kelnės, britkelnės, taip toliau, noriu jiem padėkoti. Noriu padėkoti Vytui, Valdui, Jankams. Nu ir ką, ir vieni kitiem savo pasidėkokim, kad mes turėsim tokį renginį, gal ir pasiplojam. Varžybos prasideda, varžybos pasibaigia. Ką noriu pasakyti, mes dažniausiai pataikom apie kažkokias tai anomalijas. Tai oro permainos, tai griaustiniai buvo baisuliniai. Nu, bet yra kaip yra. Skaitau, netikiu. Arūnas irgi pagavo žuvį, nu. Arūnai, tau paplojam, tu 6 vietą užėmei.
Garbinga 5 vietą užėmė su didelė žuvim 3,325 Donatas nuo gimimo. Noriu pasidžiaugti su tikrai gražiu rezultatu. Iššovė, kaip sakant, tikrai pasitaisė stipriai. Tai paplojam Sauliui. Medinio medalio nėra, bet nieko. 14 kg pagavo, 5 žuvis. Vis dėlto Saulius neliko be prizo. Saulius pagavo didžiausią varžybų žuvį, paplojo jam didžiausią žuvį. Prizas. Ateik. Didžiausią žuvį svėrė, jinai mažytė, 4,350. Sveikinu. O dzūkai kažkaip tai nežinau, čia dzūkus labai myli šitas telkinys. Tie taparai visur yra pasiutę. Tai pradėkim nuo to. Labai stipriai kovoji, sunkioj kovoji, 3 vietą. Su ypatingai daug pastangų ir nuostabių laimikių. Sveikinam Vilmantą Šatą. Čia atvažiavo apsiskutęs, gražus, kvepiantis viskas. Kaip į šventę. Tai va su ta šventė tave, su 2 vieta. Net su 23 kg užėmė 1 vietą Aušvydas Šakas.